Sveiki, sprendžiame šeštąjį uždavinį. Yra nubraižytos 3 figūros, 1, 2 ir 3. Klausimas, kurios perimetras yra didžiausias. Tai esmė, kad perimetras yra visų kraštinių ilgių suma ir, man atrodo, paprasčiausias sprendimo būdas tai yra tiesiog paskaičiuoti langelius, kiek kiekviena figūra turi langelių. Tai čia bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gerai, galim užsirašyti, kad čia yra 16. Taip, šį čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Čia irgi turim 16. Ir čia turime viršuje 4, čia 4, čia 4 ir čia 4, iš viso 16. Reiškia, atsakymas yra D. Visų figūrų perimetrai lygus.